Šiandieną turime vakarą, gana scenoje gausią komandą ir norėčiau pirmiausia pristatyti. Tai pirmiausia yra knygos autoriai Augustinas Žemaitis. Labą dieną. Taip pat autorė Aistė Žemaitienė. Labas vakaras. Lietuvių architektūros istorikas, humanitarinių mokslų daktaras Vaidas Petrulis. Labą dieną. Ir VDU Vytauto Didžiojo universiteto Išeivijos instituto darbuotojas, humanitarinių mokslų daktaras, taipogi Egidijus Balandis. Labas vakaras. Taigi, visi pasisveikinu. Taigi, čia susirinkome pristatyti ir aptarti leidinio, knygos, albumo, žinyno, vadovo, gabalėliai Lietuvos Amerika. Tai regis daugelis žinome objektus, pastatus, vietas, kurie yra svarbus lietuvių kultūrai, lietuvių kultūrai ir lietuvių istorijai. Ir turime dabar knygą, kurioje atsivertus, turbūt daugelis net nežinotų apie šios objektus, jų negalėtų pažinti ir nieko apie juos negalėtų pasakyti. Kas šioje knygoje? Ar galėtume trumpai pristatyti susirinkusi? Tai šioje knygoje yra lietuviškos vietos, lietuviškas paveldas esantis Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai yra lietuvių bažnyčios, kurių lietuviai ten įkūrė, pastatė arba įsigijo apie 100. Tai palyginimui tuo metu, kai pirmoji lietuvių banga keliavo į Jungtinės Amerikos valstijas, tai dar 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje, tai visoje Lietuvoje buvo 400 bažnyčių. Tai yra lietuvių kapinės, jų apie 50. Tai yra lietuvių klubų rūmai, kai kurie jau senesni už pačią Lietuvos Respubliką, pavyzdžiui, 1908 metų. Tai yra paminklai Lietuvai, lietuviams, kurie pastatyti ten Amerikoje, lietuvių muziejai. Ir daugybė kitų įspūdingų vietų, kai kurios tų vietų yra tikrai garsios pačioje Amerikoje, net lankomos amerikiečių turistų, įtrauktos į įvairius kelionių vadovus po Čikagą, po kitas vietas. O kitos vietos taip pat yra nusipelniusios daugiau dėmesio, galbūt mažiau žinomos, kai kurias vietas atrandam iš naujo, ištraukiam į dienos šviesą. Ir tai jau vyko ekspedicijos nuo 2017 metų, mes patys fiziškai aplankėm kiekvieną vietą, ją nufotografavom ir daugiau negu 900 nuotraukų atsikliuvo į šią knygą, taip pat 14 žemėlapių. Projekto pradžia buvo tinklapis gabalėliai-lietuvos.lt, iki šiol ten galite rasti visą informaciją apie visas tas vietas, dar daugiau nuotraukų, tačiau ten jos prastesnės kokybės sumažintos, čia knygoje yra geresnės kokybės nuotraukos ir informacija. Ir taip pat tikslas.amerika.lt yra žemėlapis, kur yra žemėlapiai visas tos vietos. Tai tie dalykai yra kartu su knyga tarsi, jeigu tikslę vietą nori pamatyti interaktyviam žemėlapį, kur pritraukti GPS pasinaudoja, tai yra tikslas.amerika.lt. O čia knyga yra toks gražus pristatymas, svarbiausi objektai, didžiausios nuotraukos, jų daugiausiai, lietuviškos detalės, senos detalės, didingos detalės ir Petrulis ponas papasakos apie tą lietuvišką architektūros stilių daugiau, kurį sukūrė Amerikos lietuvių architektai, plėtodami tą pradžią, kuri buvo čia tarpukario Kaune, su karininkų Ramove ir taip toliau. Tai ten mes iš to laikotarpio pokario čia Lietuvoje net neturime, nes buvo sovietmetis, o ten štai jie statė bokštus, koplytstulpių formas ir taip toliau. Tai visą tai, visus tuos nuostabius dalykus galite pamatyti šitoje knygoje. Pridursiu iš tikrųjų, kad 208 puslapiai visi skirti tik tai Jungtinėms Amerikos valstijoms. Pradinėje eilėje buvo, pavadinom taip gudriai gabalėliai Lietuvos Amerika, galvojom, pasižiūrėsim, gal įterpsim Kanadą, nors Kanadoje labai lietuviai įsižeidžia, sako Kanada, tikrai ne Amerika. Bet kai galiausiai maketas jau buvo galutinis, supratom, kad tik Jungtinėms Amerikos valstijoms ir 208 puslapį net ir tai praktiškai nebuvo gana, tai vis tiek atrinktos buvo pačios geriausios nuotraukos, patys įdomiausi aprašyti objektai. Čia tikrai nėra visi lankyti objektai, tikslas.amerika.lt žemėlapyje yra daugiau negu 800 lietuviškų objektų, po Jungtinės Amerikos valstijas čia jų tikrai nėra, čia yra tik tai patys rinktiniai perliukai. Iš tikrųjų dauguma absoliuti yra tų objektų, bet tiesiog
kai kuriuos, pavyzdžiui, yra dalis objektų jau prarasta, Amerikoje įprasta, kad ir nugriauna kartais bažnyčias, tai tų nugriautų vietų, kadangi čia jau atrinkom, kad būtų tos fotogeniškiausios, įspūdingiausios vietos, tai čia jau nėra. Taip pat kalbant apie lietuvių kapines, tai kai kurios lietuvių kapinės yra, kad ten tik palaidoti lietuviai, bet pačios didžiausios lietuvių kapinės, tai kartu yra tikri lietuviški parkai su lietuviškais paminklais, su ne tik antkapiniais paminklais, kurie irgi įspūdingo lietuviškos stiliaus, pavyzdžiui, Rambojaus Mazaliausko, kuris buvo daugybės tokių patriotiniais motyvais, patriotiniais užrašais paženklintų paminklų autorius, nes tai buvo ta antroji emigracijos banga, vadinamieji dipukai, kurie pasitraukė nuo sovietų okupacijos 44 metais ir jie visada save vadino tremtiniais, kadangi jie niekada nebūtų išvykę, jeigu ne ta sovietų okupacija. Ir todėl jie net pasilaidot, stengiasi po tokiais antkapiais, mylėjo Lietuvą iš tolo ir panašiais. Bet ne tik antkapiai, tai yra ir paminklai. Pavyzdžiui, Švento Kazimiero didžiausias pasaulyje lietuvių kapinės anapus Lietuvos ribų Čikagoje, tai ten buvo pastatytas ir pirmasis pasaulyje paminklas Romui Kalantai, iškart po to, kai jis susidegino, čia aišku Lietuvoje tai buvo neįmanoma tada, ir daugybė kitų tikrai svarbių paminklų ir kultūriškai, meniškai svarbių ir istoriškai svarbių tuose kapinių zonose. Ir tokios kapinės, aišku, visos čia yra, jų nuotraukų daug, kiekvieno iš tų įspūdingų paminklų, tačiau jeigu kapinėse, sakykime, tik tai, tiesiog laidojasi lietuviai, bet nėra galbūt kažkokių įspūdingų paminklų, jos galbūt čia nepateko, bet absoliuti dauguma tų vietų, kur yra ir interneto tinklapį, tos įspūdingiausios vietos pateko, o jau pačios įspūdingiausios, tai turite ne po vieną nuotrauką, o, pavyzdžiui, po 5 ir po 10 nuotraukų visų tų lietuviškų ir svarbių detalių. Ačiū tokį išsamų atsakymą. Aš tada galbūt į istoriką mūsų kreipčiuosi ir norėčiau, gal galėtume susirinkusiems, galbūt ne visi žino, ne? Galima išskirti ne vieną JAV emigravusių lietuvių bangą, ne? Yra skirtingos kelios bangos ir galbūt galite truputį susirinkusiems pristatyti, kuo tos bangos skiriasi ir kas jas apibrėžia bent trumpai, kad gal kažkas, kas nėra įsigilinęs į temą, galėtų suvokti, apie kokias bangas čia kalbame. Aš manau, kad čia ir autoriai tą jau knygoje parašė, yra dažniausiai kalbama apie tas didžiasias masinės emigracijos bangas, tai turime omeny pirmąją dar iš carinės Rusijos okupuotos Lietuvos nuo 70-mečio 19 amžiaus, kai buvo panaikinta baudžiava, bet sąlygų įsigyti žemę buvo nedaug ir pramonė nesivystė, ir dėl to šalia to turim gyventojų perteklių kaime, kurio nesuabsorbuoja miestai. Lietuva pagal pramonės įsivystymą atsilieka net ir nuo tokių regionų kaip Latvija, tai Neraltų į Rygą taip pat daug lietuvių buvo išvykę to laikotarpiu. Ir tas skatino, pridėkime aišku, vis besiveržiančiai ir vis labiau praplečiamą karinį šaukimą, kas irgi skatino dalį žmonių trauktis, nes nebuvo noro tarnauti carinėje kariuomenėje, kad bent nežino kur. Tai tokia banga, daugiausia ekonominių pagrindų paremta, buvo didelė, skaičiuojama, kad keli šimtai tūkstančių lietuvių iki pirmo pasaulinio karo išvyko, ir daugiausia, aišku, Jungtinės Amerikos valstijos, bet buvo tikrai tokių, kurie Britanijoje nusėdo, Latino Amerikoje atsidūrė, žinome, ir Pietų Afrikoje likučius mažus, nedidelius telkinėlius. Tai tokia ta pirmoji banga. Bet nepaisant to, kaip matom, matydami šitą knygą, tai tas jų menkos tos startinės pozicijos, skurdas nesutrūkdė jam nuveikti kartu besikooperuojant gana įspūdingų darbų ir pastatyti įspūdingų statinių. Tai gal prie to aš dar vėliau sugrįšiu, ne? Po to turime pirmą pasaulinį karą, kuris šiek tiek nutraukė tos procesus. Galiausiai jau 24 metais Jungtinės Amerikos valstijos labai suvaržo imigraciją į šalį, į Lietuvai tenkanti kvota buvo labai maža, tai tie srautai, aišku, pasiskirstė. Vėl turėjome to didelę bangą į Latino Ameriką, ar ne? Tai irgi galima skaičiuoti kaip dar vieną kažkokią tarpinę bangą, ar ne, iki tos vadinamos dipukų bangos. Jau minėjo Augustinas, kad 44 metais daug lietuvių traukėsi nuo besiartinančių sovietų ir okupuojančių Lietuvą, ar ne, tam, kad išvengtų susidorojimų, tremties ir kitokių nelaimių. Tai turime 60 tūkstančių maždaug lietuvių bangą, gal ir didesnė, Bartusevičius daugiau suskaičiuoja, bet maždaug tik stovyklose po antro pasaulinio karo buvo apie 60 tūkstančių lietuvių. Ir jie galiausiai apie pusę iš jų atsidarė Jungtinės Amerikos valstijose, po to vėl kitas dalis Kanada, Australija, dalis
kurie lieka keliose šalyse, Lotynų Amerikoje galų gale. Tai vėlgi turim šitą bangą, kuri taip pat socialiai aktyvi, gebanti kurti, veikti, burtis, organizuotis, rinkti lėšas ir taip pat sugeba sukurti didelį gana intelektualinį, kultūrinį ir visokį kitokį paveldą, architektūrinį taip pat. Na ir turim paskutinę bangą po Lietuvai besivaduojant, apie 90-uosius ir po jų, besitęsiančiai iki šių dienų. Ir žinom, iš čia turbūt daugelis savo šeimose turim tų patirčių ir pažįstamų, tai galbūt neverta daugiau plėtotis, tai būtų toks pirmas. Ar iš manęs dabar nori kažkokio reagavimo į knygą? Sveikinti reikėtų, aišku, autorius ir labai džiaugiuosi. Jau keli metai, kaip jūsų tas puslapis tapo tokia vieta, kur kažką tyrinėdamas, kažko ieškodamas atsiduri jūsų puslapyje ir žiūri, kaip atrodė ta viena ar kita vieta, kurioje nutiko vienas ar kitas dalykas. Ir tas intriguoja, skatina vaizduotę ir pažinti lietuvišką pasaulį yra svarbu. Jeigu norim kurti savo pasakojimą, kaip suprasti save, savo tautą, savo išsibarstymą, savo pėdsakus, tai tokie darbai tikrai gali daug greičiau pasiekti platesnės mases ir leisti susiorientuoti, kur yra mūsiškių kažkokie pėdsakai. Ir visai kitaip jautiesi atsidūręs kažkokioj kitoj šalyje, kitoj mieste, žinodamas, kad čia yra lietuvių kažkoks klubas, lietuvių kažkoks susivienimas, jauties kažkokiu savesnėje aplinkoje. Toks iš karto jauti, kad tai savo terpę. Na ir manau, kad skatinant tą pažinimą vieni kitų, lietuvių diasporoje, glaudinant tą santykį, tai tokie projektai yra fun, nice, sveikinu ir džiaugiuosi. Dar sugrįšiu prie kai kurių idėjų po to. Taip, iš tikrųjų, nepaprastas projektas ir didžiulis projektas ir užėmęs tikrai nemažai laiko ir pareikalavęs turbūt tikrai didelių pastangų. Ir kaip ir pradžioje spėjau paminėti, kad tai tuo pačiu yra ir žinynas, ar ne, ir kiek skaičiau knygoje taip pat informacija tam, kad ją surinkti į vieną vietą, ar ne, reikėjo eiti per senas knygas, ar ne, daugelis informacijos nebuvo taip lengvai prieinama. Ir ją surinkti, vėl susisteminti, buvo atskiras ir didelis darbas. Tai didžiulis darbas atliktas ir ačiū Jums ir sveikinam. Labai ačiū už tokius gražius žodžius iš tikrųjų. Malonu girdėti ir kadangi knyga dvikalbė, tai Egidijus jau šiek tiek ir angliškos terminologijos įdeda manais. Labai smagu. Dar norėčiau pasakyti, kad čia sukasi mūsų už nugarų mūsų nuo 2017 metų kasmet vykdytos tikslinės ekspedicijos Tikslas Amerika medžiaga, tai yra, matysite, tikrai nemažai filmuotos medžiagos iš tų vietų, kurios yra aprašytos ir nufotografuotos albume. Dabar apie rinkimą informacijos iš senų knygų, tai čia Augustino hobis, malonumas, kančia, kaip be pavadinsi tik teisingai, tai perduosiu žodį. Taip, tai tas rinkimas keletų etapų vyksta, tai pirmas etapas pasiruošimas Lietuvoje, aišku, kai važiuoji ten, kad tik mėnesį, tai bet per tą mėnesį turi ten 200 vietų aplankyti, 300 vietų aplankyti, tai niekaip nespėtum jau vietoje susirasti, turi jau preliminariai turėti kuo daugiau iš namų darbų, tai ir senų laikraščių knygų, Mažvydo bibliotekoje Vilniuje, kadangi iš Vilniaus esam, ir taip pat, kas prieinama galbūt internete irgi, nuskanuota yra, kur dabar spauda išeivijos ir kitų šaltinių. Antras etapas tuose vietose, kur žinau buvus tą lietuvių diasporą, tai ieškoti lietuvių kontaktų. Dažnai tai būna tos pirmos bangos vietovėse, kaip, pavyzdžiui, Pensilvanijos, Anglies regionas, kur 100 000 lietuvių kažkur gyveno prieš Pirmą pasaulinį karą ir iki šiol yra miestelių, kur, pavyzdžiui, 20% žmonių save laiko lietuviais, nors jų protėviai atvyko proseneliai, tarkim, tik tai į tuos kraštus ir ten buvo vien ten virš 30 lietuvių bažnyčių pastatyta. Tai tokiuose rajonuose ir kraštuose jau angliškai tas rasti ne taip ir lengva, nes tie žmonės nėra dalis lietuvių bendruomenių oficialių, tai yra visiškai praškai kiti klodai, kadangi lietuvių pasaulio lietuvių bendruomenė įsteigė dipukų, kita visai banga ir tik maža dalis iš tų senųjų prie jų prisijungė. Tai užmegzti tuos kontaktus, klausti, ar nėra papildomai kažkokių vietų, kur tos vietos, dažniausiai koordinačių nepasakys, nebent apytiksliai kaip ten eiti. Tada organizuoti susitikimus, realiai ten vykstant, eiti su tai žmonėm, tada trečias etapas dar papildomai vietų gyvai parodo, apie kurias galbūt nežinojo, negalėjo parašyti, nes vyresnio amžiaus kai kurie žmonės, tai jiems sunkiau galbūt internetu. Dar ketvirta kategorija, kur netyčia patys jau aptinkam vietas tiesiog tuose buvusiuose lietuvių rajonuose, kažkokius lietuvių paminklus ar lietuvių kapinės,
kur ištraukiami dienos šviesą, yra gražių istorijų, pavyzdžiui, Lietvardai, Ilinojų, panašiai, lietuvių kapinės užrodė, tik ten nuvykus vietos lietuviai, buvo visiškai apleistos, faktiškai miške, dalis kapų sunaikinta, bet kai parašėm apie tai viešai, tai įkvėpė tokį projektą Šaknys Amerikos lietuvių, kur Amerikos lietuvių jaunimas, panašiai kaip Misija Sibiras, anksčiau į Sibirą, tai važiavo tvarkyti ir sutvarkė tas kapinės ir dabar jos yra sutvarkytos. Tai labai smagu, kai pavyksta su tom ne tik tai išsaugo tą žinią apie tas vietas, bet kartu ir įkvėpti jomis rūpintis. Ačiū labai. Aš taip pat užsiminėte tam tikrus ženklus, pagal ką galima atpažinti, kad tai yra paveldas būtent lietuvių kultūros. Norėjau čia tada paklausti architektų, ar yra kažkokie, pirmiausia turbūt, ar yra kažkokie ženklai specifiniai, kurie yra labiausiai būdingi, norint atpažinti, kad tai yra būtent lietuviškas paveldas ir taip pat ar yra kažkokie specifiniai simboliai ar galbūt ženklai, kurie nurodo į skirtingas bangas, nes taip pat turbūt keitėsi ir organizacijos, keitėsi ir žmonės ir iniciatyvos, ir kas už tų iniciatyvų stovėjo. Tai toks išplėstas dar klausimas, bet perėsime apie ženklus. Gerai, ačiū. Įdomus klausimas, bet prieš tai dar noriu prisidėti prie sveikinimų. Augustinui rasti iš tikrųjų puikus leidinys ir tokia viena labai trumpa refleksija, kas lietuvių kitų žodžių, kur buvo pasakyta, kas man labai imponuoja, man atrodo tikrai svarbu, kad iš esmės tai yra išsamus leidinys. Jeigu tu nori tokio plataus žvilgsnio ar kažką tiesiog enciklopediškai pasitikrinti, tai aš manau, kad dabar tai bus ilgą laiką viena iš pagrindinių knygų, pagrindinės, pasakius. Tai va tas išsamumas, jisai, aš manau, duoda labai didžiulę tokią mokslinę, sakyčiau, vertę. Tai su to tikrai labai sveikinu ir džiaugiuosi turėdamas ant stalo šitą knygą. Dabar grįžtant prie klausimo, tai iš tiesų klausimas platus ir ko gero būtų galima pradėti nuo to, kad skirtingos bangos iš tikrųjų turėjo skirtingą santykį su architektūra kaip fenomenu. Tai jeigu, tarkim, pirmoji banga tikrai turėjo mažiau tokios, sakysim, vidinio noro, vidinio užsidegimo, buvo iš bendruomenės kylantis poreikis kurti kažką tokio, kas reprezentuotų tautiškumą. Taip, mes galime matyti ryčius, mes galime matyti lietuviškus užrašus, bet tokio, sakysim, artikuliuoto sumanimo, kad štai mes sukursime lietuvišką architektūrą, jo tikrai nėra ir ko gero būti negalėjo, nes apskritai nacionaliniai romantizmai, kaip tokia idėja architektūrinė, iš esmės pradeda formuotis 19-20 amžiaus sandūroje, bet pradeda formuotis, tai reiškia, kad vėliau kažkur garsiai jie gali, sakysim, pasiekti tik vėliau, ir ten, tarkim, Skandinavijoje, kitose šalyse, tai nacionaliniai romantizmai iš tikrųjų yra toks įdomus reiškinys. Tai va, tai jeigu kalbant apie ženklus, tai taip išties tokių, sakykim, vizualinių momentų, kaip vitražai, kaip kažkokie tai Gedimino stulpelyčiai, tai yra vienas toks sluoksnis, kurio tikrai gali atrasti įvairiom formom, pradedant antkapiu ir baigiant bažnyčiomis ir baigiant mokyklomis ir panašiai. Bet man kaip architektūros istorikui, aišku, tai yra labai svarbu, iš tiesų, tu pamatai tą simbolį ir tau šviesiai aišku, čia yra lietuviška vieta, tu žinai, kas yra. Kitas sluoksnis, toks, sakyčiau, irgi simbolinis, bet kartu gal jau linkstant link antrosios bangos, tai yra lietuviškas kryžius. Tas drožinėtas kryžius, tai vėlgi, žinau, Bostonas, man pirma mintis šauna galva, prie bažnyčios yra pridėti daug lietuviškų kryžių, tai jau tikrai nesupainiosi. Pamatai tuos lietuviškus kryžius, drožinėtus, lietuviškus kryžius, bet jie yra tokia, nes neveltui UNESCO pasaulio paveldo sąraše kryždirbystė yra nematerialusis paveldas. Tai jeigu tokį pamatai artefaktą kažkur, tai jau neabejotinai bus lietuviška vieta, ar aktuali, ar tas kryžius jau senas, ir čia yra kita istorija. Na ir trečias, pats įdomiausias sluoksnis, bet iš tikrųjų menkiausiai vystytas, nes tai yra sudėtinga užduotis, tai yra būtent lietuviška architektūra, lietuviško
stiliaus. Ir čia jau prasideda ištisi debatai ir iš ties yra labai sunku atsakyti, kas yra lietuviška, kas yra nelietuviška. Ir iš karto galiu pasakyti, kad šis sumanymas iš esmės siejasi su dipukų kartos žmonėmis. Ir kas atsitiko atvykus dipukams, tai jūs labai puikiai pristatė, kad pirmoji banga savo žmonių kiekį buvo nepalyginamai 10 kartų didesnė, tai tariant, lietuviškos kilmės, kur iš Lietuvos atvykus, nebūtinai lietuvių, buvo labai daug, bet sakykime, jeigu žiūrėti spaudą, jeigu žiūrėti debatus, tos, kurios mes galime atsekti iš spaudos, tai architektūra nebuvo tema. Tai kažkur gal probėgščiais gali ten kokį Matą Žaldoką atrasti pristatyta, kad jisai čia projektavo lietuvių architektas, vienas iš pirmųjų. Kas atsitinka atvykus antrąjį bangai, atvyksta techninė inteligentija, tame tarpe ir architektai. Ir tai reiškia, kad jie atsiveža ambiciją toliau tęsti savo profesinę veiklą. Ir iš karto įsikulė Lietuvos Amerikos lietuvių inžinierių architektų sąjunga, pasaulio lietuvių architektų inžinierių sąjunga, atsiprašau, tai yra įkurta dar Europoje, dar DP stovyklose, o paskui jau persikalus įsikūrė stipriausia, ko gero, jos šaka, tai Amerikos lietuvių architektų inžinierių sąjunga, ir leidžia savo leidinį ir pilną debato apie architektūrą spaudoje. Ir ne tik kultūrinė, bet ir drauge, tarkim, yra apstų straipsnių, kuriuose kalbama apie architektūrą. Ir čia viena iš temų yra tautinio stiliaus architektūra, kad mes sukurtume kažkokią tai architektūrą, kuri yra lietuviška. Vėlgi reikėtų pasakyti kontekstą, jeigu nuvažiuosit į Čikagą, kur vienas iš pagrindinių koncentracijos vietų, tai tuo metu po antro pasaulinio karo, kaip architektūros istorikai mes mėgstam vadinti kaip mid-century modernism, amžiaus vidurio modernizmas, tai yra Bizla teorija, minimalistinės dangoraižių dėžutės ir taip toliau. Ir šitame kontekste be abejo tas, jūs klausot apie simbolį, plačiai klausot, plačiai ir atsakau. Tai tie simbolikai, iš tikrųjų, tam minimalistinės architektūros kontekste, atrodo tokia truputį kaip senoviška, kaip ir avangardas, ir jeigu žiūrėti architektūrą kaip architektūros idėjų raidą, tai gali, tai nėra kažkas tai tokia super avangardiško, ir aišku, dalis architektų, dalis tos inteligentijos, jis sako, klausykit, viskas gerai su ta lietuvybė, puoselėkim, dainuokim lietuviškas dainas, bet prie ko čia architektūra, nes architektūra tuo metu vėlgi modernizmas yra tarptautinis stilius, čia vėlgi būtų galima labai šnekėti, galbūt renesansas su pirmas tarptautinis stilius, bet tiek to. Tai tas bandymas išvesti tam tarptautiniame stiliuje kažkokią išvesti lietuvišką dimensiją iš ties buvo toks kontroversiškas sumanymas tuo metu. Iš dabarties perspektyvų žiūrint, aš manau, kad tai yra be galo įdomus reiškinys, kuris vertas net UNESCO pasaulio paveldą būtų įtrauktas, bet tuo metu tai buvo kontroversiškas. Ir kaip tai sukurti, debatas, kur tas lietuviškumas slypi. Ir aišku, gręžiamas į Lietuvą. Tai kas turi Lietuvoje? Tai galbūt, sako, barokas, nes Vilnius yra barokiškas miestas ir tas barokas yra lietuviškumo tokia šis, bet sakykim, ko gero tai gal neprigijo. Ir tokia dominuojanti tema tai buvo etninė architektūra. Tai būtent medžio drožyba, tekstilė, ne tik etninė architektūra, bet etninis menas. Tekstilė ir ornamentika perkelta į profesionalią architektūrą. Ir vienas iš tokių ryškiausių, ko gero, simbolių, čia ko gero suksis kažkada Market Parko bažnyčia, tai Čikagoje tokia gelsva Molotovo projektuota bažnyčia, su tokia kaip ir karūna, būtų galima pavadinti, kuri yra tiesiog koplytstulpio interpretacija mūro architektūroje. Ir mano gal tai yra absoliučiai unikalus simbolis. Niekur kitur tokio dalyko nėra ir nepamatysi toj kitoj tautoj. Tu iš karto gali pasakyti, tai yra lietuviška architektūra. Aišku, reikia žinoti, jau sakysim, jeigu yra užrašyta, kad čia lietuvių centras, tai lietuvių centras, interpretacijos daug nėra. Čia turi truputį išmanyti kultūrą, bet tas iš etninio meno perkelimas kažkokių tai motyvų arba kitas labai populiarus dalykas centriniam pašte, ko gero visi atsimenat. Matot vieną iš tų karūnų, čia yra St. Louis'e. Ir būtent tas toks karūnos motyvas, jisai tikrai buvo
vienas, gero, ryškiausių simbolių šalia to, ką aš jau sakiau, ten vitražai, dailės kūriniai ir taip toliau, taip toliau. Tai va, tas momentas iš tikrųjų yra įdomus ir šiandien, kaip jau pabaigsiu, iš šių dienų perspektyvos žiūrint, nepaisant to, kad laikmečio kontekste, tai 6. dešimtmetis, galbūt nėra momentas, bet iš tikrųjų tai pasakoja būtent tą sudėtingą dipukų situaciją ir tai, kad, kaip jau minėjau, kad jie buvo priversti išvykti ir jeigu jie nebūtų buvę priversti išvykti, tokios architektūros šito pasaulyje nebūtų. Tai va, tas momentas, man atrodo, labai įdomus ir svarbus. Išsilavinimo kokybė, kultūrinis kapitalas, visas, kurį įsinešė tą generaciją, nes polinkių mokslus ir visą kitą, tai tas irgi turėjo prisidėti nemažai. Jie jau atvyksta su visa idėja, kad jie turi tam tikrą dirbti jau DP stovyklas, jau projektuoja, kaip jie grįš į Lietuvą ir padės ją atsistatyti, tai ta visa idėja, po to jie, ta generacija atsidūrus Amerikoje greitai, ta jaunimas pradeda eiti mokslus jų karjeros laiptais, tai turėjo tam tikrą kultūrinio kapitalo tokią perduoto kokybę, kurios galbūt sunkiau buvo išplėtoti tie žmonėm, kurie iš skurdo visiško atvyko be išsilavinimo ir tenai tik tai lėtai po truputį kopia tais laiptais. Galima būtų tada sakyti, kad kalbant apie architektūrą, lengviausiai atpažįstami būtų lietuviškos tos mažosios architektūros elementai tam tikri perkelti. Tai jeigu atpažįstamumo prasme, tai tikrai taip, bet kita vertus, jeigu kalbant apie architektūrą ir lietuvišką paveldą, yra dar viena dimensija iš tikrųjų, ką mes laikom po lietuviškų paveldų ir kaip jūs įsiminėte žmonės, kurie jau mokėsi Jungtinėse Amerikos valstijose, man, pavyzdžiui, architektūros istorikų imponuoja, kad pas Nys van der Rohe, dabar, fondų sunaluosim, bet tarkim apie 20 lietuvių studentų mokėsi. Tai ką jie paskui sukūrė, tai niekaip neturi jokios simbolikos, bet ar tai nėra lietuviško, bent jau lauko dalis, ar mes neturėtume to žinoti. Tai yra didelis klausimas, bet aišku, tai nebus atpažįstama. Jeigu kalbant, bet jūs kalbate apie atpažįstamumą, tai be abejo simboliai visą laiką yra atpažįstami. Ar tai būtų tiesmukai simbolis, ar tai būtų kažkoks architektūrinis simbolis, tai be abejo yra vizualu, aišku, ir yra kažkokių tai papildomų interpretacijų. Ačiū labai. Aš tada autorių norėjau paklausti, knygoje skaičiau ne vienoje vietoje, kalbant apie pastatus, dauguma jų vis dėlto buvo prastai išsaugoti, kliūva kai kurie nugriauti, kaip minėjote, ir kai kuriuose pastatuose galbūt atpažinti, kad tai būtent yra, jeigu galima tai vadinti lietuviškas paveldas, galima buvo atpažinti iš tam tikrų kažkokių mažų elementų, kaip ir minėjote, kolonos kažkokia dalis tik tai nurodė, ir jeigu jau nebegalima rasti žmonių, kurie papasakotų apie platesnį kontekstą, tai tie elementai, iš ko galima vis dėlto atpažinti, atrasti pėdsakus tos, tai vis dėlto kaip sekasi ieškoti tų pėdsakų, kai kažkokios išlikusios istorijos apie juos netiek daug. Tai dažniausiai vis tik tai iš įvairių šaltinių ar iš žmonių prisiminimų, kartais jau žmonių, kurių su mumis dabar nebėra, bet juos dar pakalbinom prieš 2, prieš 3, prieš 4 metus, tą įrodymą, kad tai lietuviškas pastatas ar paminklas galima gauti. Tačiau daugeliu atveju tai JAV yra populiarus toksai dalykas kertiniai akmenys, kur ant kampo pastato yra išrėžta, kad tai pavyzdžiui lietuvių bažnyčia, lietuviškai, dažnai senąja lietuvių kalba dar, ir tai iš to matosi. Tačiau, aišku, šitoje knygoje tai dar labiau koncentruojamės į tuos objektus, kur tų tautinių detalių yra dar daugiau. Tai yra ir tėvyčiai fasaduose, lietuviški užrašai fasaduose ir visi kiti simboliai. Taip kad manau, kad sudėtinga nebuvo, tik tai kai kuriais atvejais galbūt jau iškildavo toksai klausimas, dažniausiai, kad tai jau akivaizdžiai lietuviškas dalykas, bet neaiškiai tiksliai jo kilmė, ten pavyzdžiui, tokia lenta Detroito centre kabo, kad šitame name gimė Jurgis Mačiūnas, vien lietuviškai parašyta, ir vėlgi istorija, kaip jinai ten atsirado, yra parašyta irgi šitoje knygoje, bet tau užtruko ne vienerius metus išsiaiškinti, nes aišku, jis gimė Kaune, iš tikrųjų ne Detroite, kas ten ją pakabino, nes ir vietos Detroito lietuviai jau to nežinojo, paaiškėjo, kad ten šaltinis visai kitas tos lentos, tai jau ten ir Mačiūno našlę pasiekėm ir kitus ir galiausiai išsiaiškinom kilmę tos lentos. Tai yra tokių pavienių objektų, kurių kilmė neaiški,
ir juos dažnai netyčia pamatom kažkur vaikščiodami galbūt ar lietuvių rajonuose buvusiuose, bet daugeliu atveju, kadangi viskas prasideda nuo tyrimų Lietuvoje, paskui nuo kontaktų tęsiasi kontaktai su vietos lietuviais, tai kažkuriuo metu mums parodo, kur yra lietuviška kilmė ir ją paaiškina, bet dažniausiai, kaip šitoje knygoje, tos visos nuotraukos, tai paprastai būtent parodo, kad iš karto atvertus puslapį jau matosi, kad tai yra lietuviška vieta daugeliu atveju, ne visais. Labai naudingas dalykas yra ją paplitę miestuose, miesteliuose tokios istorinės draugijos, kur žmonės tautiniu pagrindu dažnai susijungia ir ten dažnai kreipdavomės informacijos tam tikros norėdami žinoti. Pavyzdžiui, norėdami rasti informacijos apie kokią lietuvių bažnyčią, kur žinome, kad tarkime tame mieste tikrai yra, bet niekas jau nepamena, nes jos tiek daug ir nebelikė, o visi lietuviai išsikraustė arba dėja nugulė kapinėse ir tada tikrai būdavo, kad kreipiamės į tokias institucijas, kurios kartais padėdavo, o kartais dėja yra, pavyzdžiui, atveju, kad yra parodoma slovakų bažnyčia ir sako, čia lietuvių bažnyčia. Tai buvo ir tokių atvejų, tai žodžiu, kiekvienas faktas, kol jis būdavo patikrinamas iki galo, tikrai mums trukdavo ir kitas iki net ir ne vienerius metus. Tai va, su tuo, sakė, slovakų bažnyčia, tai ten žinojom, kad Nantikoko miestelėje buvo tokia lietuvių bažnyčia ir žinojom pavadinimą, klausėm, bet pasirodo tuo pačiu pavadinimu vadinasi slovakų bažnyčia, sako, ką tik nugriovė tą bažnyčią, gaila, kad nebuvo seniau, bet pasirodo nugriovė slovakų bažnyčią. Na, o paskui kitais metais priėjom, pasirodo, tas lietuvių bažnyčios pastatas yra visiškai išlikęs, dabar jinai paversta gyvenamuoju namu yra, tačiau įsigijo tenai lietuvis, toks architektas ir labai gerbdamas tą paveldą pertvarkė, tai ten paliko ir paminklą lietuvių kunigų, vitražą yra net likę, tai sunku įsivaizduoti, kad gyveni tarp vitražų, realiai nėra langų net tokių, bet tie vitražai su lietuviškais užrašais viskas palikta, dabar ten irgi lietuvių kilmės moteris nusipirko, tai leido ten mus parodė tos savo namus bažnyčiai buvusiai lietuvių, bet tikrai pačia pavyzdys galbūt geras, kai iš to pusės, kad Amerikos apskritai paveldas mažiau saugomas ir tokie dalykai, kad pastatas ten bažnyčia virsta gyvenamojo namu, tai yra normalus reiškinys ir daugiabučiais namais matėm virtusių, bet kita vertus kartais tai yra paverčiama, išnaikinant tą istoriją, galbūt nuimant detalės, pernelyg jas nesigilinant, tai labai gražu, kai tas paveldas yra išsaugomas ir ta konversija padaroma tikrai atsakingai. Trumpas elementas apie tai, kaip atrodė ta bažnyčia ir dabar jau namas. Na, iš tikrųjų mums yra labai keista, nors mus labai maloniai pakvietė į svečius ir tikrai viską aprodė, tačiau vienoje klausykloje, kur kunigai klausydavosi iš pažinčių, įrengta moters tiesiog garderobinė, tai yra lūpų spinta, o kitoje tiesiog jie įsirengė vyno šaldytuvą ir sako, va čia galim čia paragauti kažko. Tai mums taip ganėtinai keista, nes vis tiek mes taip įvertinom ganėtinai sakraliai ir net kitą kartą atrodo šventvagiška, tačiau Jungtinėse Amerikos valstijose tai visiškai nelaikoma šventvagiška. Čia turbūt irgi galime ir architektą nuomonės paklausti, apie mes kaip tai žiūrėti, tam tikrą prasme tai yra paveldas, bet paveldas galbūt tik mums, ir tai yra už Lietuvos teritorijos esantis objektai, kurie turi kažkokią simbolinę reikšmę, kurie turi istorinę reikšmę, bet jie tarsi nepriklauso mums, ir kaip tada su šituo, nežinau, tarkime, kaip architektas, kaip ką galėtumėte pakomentuoti apie tai ir kaip ar galime juos žiūrėti kaip tam tikrus paveldo objektus? Tikrai taip ir čia palietėt iš tikrųjų labai įdomią temą, kuri iš tiesų aktuali ne tik Lietuvai, tai yra tas vadinamas bendras paveldas. Nes 20 amžiui lietuviai nebuvo vienintelė tauta, kuri keliavo, vienintelė tauta, kuri buvo taip ir versta daryti dėl karo, dėl kažkokių tai kitų tragedijų ir tas 20 amžiaus įtvirtinęs suvokimas, kad paveldu turi rūpintis valstybė, kuri puoselėja savo nacionalinį pasakojimą, iš esmės jisai dabar tikrai keičiasi ir, nežinau, čia pirmas šovės į galvą, kad, tarkim, Iraną rūpinasi armėnų paveldu ir taip toliau. Tai yra angliškai terminologija toks shared heritage, tai yra bendras paveldas. Ir kita vertus, kuomet mes kalbam apie Ameriką, yra dar toks vienas labai įdomus momentas, kad jeigu kalbėti apie tai, kas yra amerikietiškas identitetas, tai vis dėlto yra kultūrų kaklas. Ir tuo metu ypač būtent dipukai labai daug apie tą diskutavo, naudodami būtent tą išsireiškimo kultūrų kaklas. Tai reiškia, tai yra Amerikos istorijos dalis ir tai, kad jie nusprendė priimti karo pabėgėlius, kai yra jų tautos istorijos dalis. Ir koks
link aš linkiu, tai ne tai, kad mums tai nėra svarbu, mums tai be abejo svarbu, bet aš linkiu link to, kad iš esmės reikia ieškoti sąlyčio taškų su tom šalim, kur tas paveldas yra, ir tada jau pagal įprastas praktikas, nes paveldas yra tampa paveldu tada, kai jis yra įtraukiamas į kažkokį tai registrą, kažkokį tai sąrašą, dėl kurio jau tikėtina, kad jis nebebus nugriautas, ir to lietuviško paveldo pavyzdžių atsiranda. Vienas pavyzdžių visiškai New York'e lietuvių klubas neseniai įtrauktas prieš metus, prieš 2 laikas tikrai bėga. Tai tas momentas, kad aš sakyčiau, kad tai reikia žiūrėti kaip į bendrą, ir be abejo mum, kaip lietuviam, visuomet ko gero svarbu turėti tą iniciatyvos teisę, pasakyti, pakviesti kolegas, kad čia iš tikrųjų įdomu papasakoti istoriją, nes vėlgi apie ką yra 21 amžiuje, apie ką yra paveldas, apie ką architektūra. Jeigu mes anksčiau, pavyzdžiui, universitete, kai dėstau architektūros istoriją, tai pirmiausia mes pradėdavom nuo didžiųjų meistrų, nuo Sanderojo, Dropijaus, nuo šedevrų, nuo Gaudi. Na ir tarsi architektūra yra kažkokių tai genialių inžinerinių architektūrinių idėjų kolekcija, bet kas vyksta dabar, iš tikrųjų kalbama apie architektūrą kaip apie kažkokių tai socialinių procesų apskritį. Ir nebūtinai tai turi būti įspūdingas savo formomis, bet tai gali būti įspūdingas savo istorija. Ir būtent tos istorijos papasakojimas visų pirma Lietuvai, bet kartu ir tarptautinei bendruomenei, aš manau, kad tai yra labai svarbus uždavinys ir būtent mūsų kartos uždavinys, ir tikrai dar kartą noriu pasidžiaugti, dėl to, kad knyga iš tikrųjų duoda didžiulį impulsą tą diskusiją pradėti. Ir dar labai trumpas momentas apie tą pavertimą į būstą. Yra toks momentas, kad kuomet kalbam apie amerikietišką architektūrą, tai postmodernizmas lyg ir, bent jau iš dalies sietinas su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, su Robertu Danturu ir taip toliau. Ir tas yra momentas, kuris ateina su postmodernizmu, kad išsipilna kažkokios labai aiškios funkcinės kategorijos, viskas persipilna. Ir Amerikoje tas persipilnamas jisai netgi ir šiaip pakankamai būdingas, tai pačiai pirmasis bažnyčios kūrėsi, tai yra 3 aukštų pastatas, pirmam aukšte, nežinau, kažkas, antram aukšte bažnyčia, trečiam aukšte mokykla, arba ten gali kitaip tie aukštai tarpusavę keistis, tai tokio, kad bažnyčia yra tik sakralinis objektas, jinai stovi atskirai, tai gal čia toks labiau išgrynintas įsivaizdavimas, ir to išgrynintas įsivaizdavimo nebūtinai visą laiką yra Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir būtent tas toksai galbūt postmodernistinis iš to, kai kyla postmodernizmas architektūra, tai yra eklektika, funkcijų, stilių, požiūrių. Ir toj terpėje, aš sakyčiau, gal ir ne taip jau stipriai disonuoja, kaip mums disonuotų būnant čia Lietuvoje. Vaidas palietė labai įdomią temą, tai yra būtent JAV nacionalinis registras. Mes iš tikrųjų, aš iš tikrųjų įsivaizdavau pačioje pradžioje, kad jame bus įtraukta gal daugiau tų lietuviškų bažnyčių, kurias čia tikiu matote mūsų už nugaros. Matysite čia nuotraukas, tai jos yra be galo įspūdingos, kai kurios yra didesnės už Lietuvoje egzistuojančias katedras. Mes įsivaizdavome, kad tų nacionalinėme JAV registre objektų lietuviškų bus ir jų iš tikrųjų, kaip pamatėm, buvo, bet visiškai ne tiek, ko mes galėjome tikėtis. Pavyzdžiui, vienas yra Žemaičio daugiabutis. Pagalvojom, mes Žemaitis esame. Pasižiūrėsim, koks tas daugiabutis. Nuvažiavome, jis yra absoliučiai eilinis daugiabutis, kur niekada negalvotum, kad galėtų kažkokiame ypatingame registre būti. Tiesiog jis atspindi tam tikrą laikmečio dvasią ir ten yra įtrauktas. Tai tokių vienetų lietuviškų vietų tame registre yra, bet dėja norėtųsi, kad jų būtų daugiau. Aš čia pridursiu, kad labai daug, kalbant apie tą nacionalinį registrą, tai labai svarbi yra savininkų iniciatyva. Ir, sakykime, Romos katalikų bažnyčia dažnai trukdo kamui, kurie priklauso pastatai, nors jie pastatyti, sakykime, lietuvių lėšom ir jėgom, bet jie nori turėti galimybę galbūt kažką nugriauti, parduoti, jie nesuinteresuoti. Kita vertus yra tokių savininkų, kurie tuos savo pastatus labai nori įtraukti, kad kaip tipinės architektūros pavyzdį. Ir tada iš tų tipinės architektūros pavyzdžių, kas įtraukiama, tai dažnai priklauso labai nuo savininkų iniciatyvos. O šiaip dar ponas Petrulis palėtė labai įdomią temą, sakyčiau, tai kad tas bažnyčių
dažnai mūsų kartais paklausia, tai kodėl čia išvis yra tos bažnyčios, tai čia Vatikano paveldas, ne Lietuvos, kai kurie skaitytojai, bet na, taip tikrai nėra, nes bažnyčia visada buvo pagrindinis bendruomenės centras. Ir tai nebuvo tik tai religijai. Tai įprasta, kad bažnyčia yra 2 aukštų, kad bažnyčioje ta antras yra maldų salė, antram aukšte, kaip mes apskritai įsivaizduojam bažnyčią čia Lietuvoje, o pirmam aukšte tai lietuvių mokykla ir ten tautinė veikla, šokiai ir taip toliau. Na, iš esmės visa ta veikla, kadangi būdavo, pavyzdžiui, ypač pirmai bangai, sekmadienis vienintelė laisva diena, pavyzdžiui, darbo sunkaus kasyklose, gamyklose, na ir jie turi tą dieną išnaudoti, tai jie ją išnaudodavo ir pasaulietiniai, tautiniai veiklai, susitikimams ir religiniai veiklai, taip pat, aišku, mišios būdavo. Ir nuo pat pradžių būdavo tų diskusijų, toj senoj spaudoje galima skaityti, kad na, viena pusė labiau tą tautinę veiklą linkus, tai sako, kunigas ten per ilgą pamokslą sako, kitai galbūt tikėjimas svarbiau, bet vis tiek viskas tai buvo kartu. Ir va tos bažnyčios tokios, kurios yra iš tikrųjų kaip lietuvių centrai iš esmės, tai jos vat yra unikalus dalykas, kur na, Lietuvoje tai tokio varianto neturim, Lietuvoje tas pasaulietinio ir religinio, aišku, tas tarpas daug didesnis. O dabar norėčiau dar parodyti šiek tiek, kaip atrodo ta knyga, ką čia galima rasti. Tai suskirstyta viskas į 6 tokias dalis pagal regionus JAV. Čia matom yra puslapiai parašyta, kur galima kiekvieną rasti iš tų skyrių. Ir kiekvienas skyrius prasideda įžanga. Tai pavyzdžiui, čia Vidurio Atlanto regionas, tada čia New Yorkas, Filadelfija, Vašingtonas. Ir įžanga pasakoja, kas būtent ypatinga to krašto lietuviškam paveldui. Yra žemėlapis, kur parodo, kur yra bažnyčios, klubai, viskas yra išdėliota, o internete, aišku, yra interaktyvus žemėlapis, kur galima matyti tikslės vietas. Ir tada paskui kiekvienam miestui yra poskiris, miestui turtingam lietuvių paveldui. Štai, pavyzdžiui, Filadelfija. Čia aprašytos visos vietos, paskolinti, kur objektai, tai jų yra nuotraukos. Ir va čia matom, pavyzdžiui, Lithuanian Music Hall 1908 metų iki pat šiol be perstojo veikiantis lietuvių namai Filadelfijoje. Ir taip pat bažnyčios, 3 irgi veikia visos Švento Jurgio. Čia šiuo atveju matom, kitas variantas buvo, bet irgi, pavyzdžiui, čia šita bažnyčia, tai iš tikrųjų yra 2 aukštų, yra viršuje maldų salė, apačioje mokykla. Ir dar šalia senoji bažnyčia, kur pirma parapija pasistatė, tai čia tapo tiesiog parapijos sale. Na, žodžiu, visas kompleksas yra visai veiklai. Ir paskui puslapiai yra skirtingų objektų, tai tada jie žymimi spalvom. Pavyzdžiui, čia Lithuanian National Hall, dabar jau uždaryti, bet vis dar išlikęs užrašas, raudonam fone matom, kitas lietuvių klubas geltonam fone, čia Vilniaus sinagoga žaliam fone yra. Ir toliau jau paskui kitas regionas Pittsburgo. Na ir vėlgi regiono planas yra parodyta, kas tenai yra. Ir tai per visą Ameriką ir net Aliaskoje. O taip pat įžangoj knygos yra parodyta tie lietuvių paveldo tipai ir apie juos parašoma, kas tos lietuviškos vietos, lietuvių kolonijos, na tai kaip lietuvių rajonai. Kas yra, kur jos kūrėsi, kaip lietuvių bažnyčios, tai va maždaug ką pasakojau dabar. Lietuvių klubai, kodėl reikėjo tų atskirų lietuvių klubų, jeigu veikla vykdavo bažnyčiose, lietuvių kapinės, žymių lietuvių kapai, kokie žymus lietuviai palaikė, lietuvių mokyklos. Na ir kiti pastatai, kaip jie buvo statomi, paminklai lietuviams ir taip toliau. Ir papasakojama apie tas migracijos bangas ir ką kiekviena banga, kokį paveldą kūrė. Na, o knygos pabaigoje savo ruoštų galima pamatyti informaciją apie tai, kaip buvo surinkta šitą medžiagą. Tai apie ekspedicijas, apie daugybę paskaitų, kurias darėm pristatydami tą paveldą ir stengdamiesi sudominti naują kartą, kaip vyko tas GPS koordinačių fiksavimas, nuotraukų darymas, kur galima rasti daugiau medžiagos ir taip pat kaip keitėsi tas paveldas. O čia žaliam fone, pavyzdžiui, yra, kur į teigiamą pusę pasikeitė, kažkas suremontuota, įprasminta, pavyzdžiui, ar teigiami pokyčiai, pavyzdžiui, buvo nuverstas tos rytų senųjų savo bažnyčios bokštas Muloko koplytstulpis 2018, kai lankėmės pirmą kartą, bet vietos lietuviai atstatė. O raudonai pažymėta tuo tarpu yra, kas kur jie pasikeitė į blogąją pusę, kažkas nugriauta ir šitie pokyčiai jau yra per mūsų ekspedicijas. Pavyzdžiui, ką mes radom 17 ir ką radom tarkim 21, 22 ir 23 metais. Ir sąrašas daugybė žmonių, be kurių šitos knygos nebūtų, kadangi jie tą informaciją suteikė, ar padėjo su nakvynė, ar kitaip, kad mes galėtume šitą padaryti. Aš tada taip pat norėjau paklausti Egidijaus. Daug
ar ne, salos. Ir tam tikrą prasme, tai lietuvybės skleidėsi šiek tiek kitaip turbūt jav, ar ne? Tai buvo tokios kaip izoliuotos bendruomenės, priklausomai turbūt dar nuo bangų, bet juose galbūt galėjo lietuvybės skleistis taip, kaip neturėjo galimybės skleistis čia Lietuvoje, prisimenant ir Kalantos paminklą, ar ne? Kai kurie dalykai galėjo įvykti ten, kurie dar negalėjo įvykti čia. Ir tada šito klausimą gal galėtų jau šiek tiek pakomentuoti. Aš bandysiu į tai taip pat atsakyti, tuo pačiu bandydamas reaguoti į Vaidą ir Augustino vieną tokį pasisakymą, kad šitie pastatai tai nėra tik tai savaime pastatai, kad tai jie svarbus yra ne tik dėl savo architektūrinės vertės ar ne vizualinių sprendimų, bet ir to, kas vyko už jų sienų ir kokias istorijas tai pasakoja. Man atrodo, kad už kiekvieną šitos iliustracijos yra tikrai įdomios istorijos, kur gali išsiplėsti iki ideologinių ginčių, skirtingų pasaulėžiūrinių organizacijų ginčių, idėjų, veikimo, koks negalėjo įsivystyti Lietuvoje, kurio okupuota, kur pilietinis istorinis veikimas suvaržytas, ar ne, kur negali laisvai veikti būtis organizacijas, draugijas. O čia už visų šitų pastatų dažnai slypės kažkokie bendri, koordinuoti veiksmai. Lietuviai sukūrė šimtus draugijų dar iki 19-20 amžiaus sandūros Amerikoje, ar ne? Ir daugelį šitų pastatų taip pat statė įvairūs draugijų susivienijimai. Atsivertęs Cicero, atsiverčiu dėl to, kad kai aš rašiau apie lietuvių sportą išeivijoje, tai į mano akiratį buvo patekus tokia lietuvių raudonos rožės klubas, sporto ir laisvalaikio ir pašalpos klubas. Ir jo dokumentuose man išlindo šito pastato statybos tam tikri siužetai, kaip jie su kitom to priemiesčio, sakykime, Čikagos ar kaip atskiras miestas turėjo dar turbūt savo statusą, ar ne? Iki šiol oficialiai atskiras miestas. Bet čia toks kaip priemiestis, atrodo, ar ne? Ir matai, kaip ten susikūrė skirtingos organizacijos, įkūrė bendrovę, ar ne? Tai jau kalba apie kažkokius socialinio, ekonominio, kitokių gebėjimų pavyzdžius. Reikia mokėti tokius dalykus daryti, atvažiuoji neįsilavinęs, bet sugebė sukurti organizaciją, sugebė kurti akcinę bendrovę, platinti akcijas, draugijos perkasi tas akcijas, mano minėtas klubas nusiperka ten akcijų $2000, tai darom, kad dabartinį gatumą 20 turbūt reikėtų padarinti, ne? Tada tie klubo nariai dar atskirai kur nors platina akcijas, kad kas nors nusipirktų. Ir visų šitų pastangų dėka susikūrė organizacijos, pastato pastatą, ar ne, kuris po to tarnauja visai bendruomenėje, ar ne, ir taip toliau, taip toliau. Tai labai yra organizuotas, ar ne, bendruomenės, ir tai dar iki turbūt ar šalia paraleliai egzistuojančios tai oficialiai lietuvių bendruomeniai, nes buvo tam tikros grupės, ar ne, kurios veikia lygiai taip pat aktyviai, ar dar aktyviau, tačiau nebuvo dalis tos lietuvių bendruomenės oficialiosios. Tuo metu tokio dalyko lietuvių bendruomenė neįkurta, kai čia atsiradus 1-1-1, šitas pastatas, nes tai nėra tokio kaip LB, vadiname, bet tai bus atskiros rolės su atskirom idėjom, katalikų bažnyčia turi savo atskirą, Cicerė ten pat Švento Antano, tai yra tas konkuruojančios vietos. Kapinės, irgi tose kapinėse atsispindės tie patys momentai, ne? Kai kur yra, čia irgi mačiau, kad Nešuvo kooperacinės kapinės, tai jie kažkokią nuorodą į kooperatyvą veikusi, kuris kūrė, steigia kapinės. Čikagoje dabar galvoju, koks tas toks ekonominis pagrindas Kazimiero kapinės steigiant buvo. Ir šalia to dar kitos tautinės yra, kur ne katalikai laidojasi, kurie nepriklauso tai katalikiškai sroviai. Tai ten apie tas kapinės irgi turbūt galėtų gerai pasakoti, ir apie simbolius tose kapinėse turbūt galėtų papasakoti čia visi sėdintis iki kūjų ir kiautuvų turbūt ir taip toliau. Tai daug dalykų slypi už tų pastatų ir galima kalbėti tikrai apie tos įgūdžius, bet gebėjimus organizuotis. Kiek iš mūsų esame laisvalaikį statę laisvalaikio klubą kažkokį draugiją. Iš vis po 90 metų turim pastatyti nors vieną laisvanoriškos organizacijos pastatą, reikėtų pasidomėti, gal nežinau kažko. Tarpukario Lietuvoje tą turėjome, ir turime čia Neolituavą šalia rūmų, ir taip toliau turime dar carinės Rusijos epochos pabaigoje Saulės namus, kurias irgi Amerikos lietuviai labai nemažai dalim remia. Čia irgi Bostone, tarkime, yra tas klubas, kuriame įsikūrusios įvairios organizacijos, ir tas pats klubas Bostone lietuvių veikia, ir Credit
Kredito unija taupa veikia, Kredito unija ir klubas po šią dieną veikiantis dalykai. Ir Kredito unija su, nežinau kiek ten narių, bet su keliom $100 milijonų savo kapitalę. Tai kitoj gatvės pusėje ten yra Lietuvių darbininkų sąjungos, kažkadaise turėjo įpirktas namas ir suskaitas spauduotų metų, kaip jie rinko lėšas tam namui įsigyti, tėvai daromi ir taip toliau. Na, tai visi tie pastatai liudija gana įdomius dalykus. Arba klubai, ir ne kiek daug klubų. Kas dabar ateina į galvą, jeigu pasakai žodį klubas? Naktinis klubas. Sporto klubas, bet dažniausiai sporto klubą, kaip pasakys Lietuvoje, tai turės omeny džymą kažkokį privatų, kuris veikia pelno pagrindais. Tai irgi ne tas pats, kas būtų koks Amerikos lietuvių pirmabangų įkurtas klubas, arba dipukų įkurtas klubas, kuris savanoriška organizacija veikia, kaip bendrų tikslų siekianti draugija, kur visi kartu bendrom pastangom kažką kūrėm, o ne pelną siekia. Ar ne? Ir irgi, kalbant apie pirmosius dalykus, kurių Lietuvoje nenutiko, tai seniausias pasaulyje sporto klubas yra Amerikoje. Lietuviškas sporto klubas yra Amerikoje, ne Lietuvoje. New Yorko lietuvių klubas. Kadaise irgi savo namą turėjęs, bet turbūt pardavęs ir nežinau, ar išlikęs tas pastatas net. Ir jų tikslai, to paties sporto klubo tikslas, dažnai turbūt nebūdavo tik sportas, ne? Tas organizuota veikla, jinai žvelgia daug plačiau. Taip, ir visą pabrėždavo, kad jie ne tik raumenis, bet ir dvasinis tobulėjimas ir dažnai klubai jau turėjo ir savo chorus, ir ansamblius įvairius, ir orkestrų, tuos bendus vadinamus bendus ir taip toliau, tai tas visą laiką buvo šalia. Na, tai trumpai, jeigu net ir pirmam puslapį čia atsivertus lietuvių suvienytų draugijų Laisvės kapinynas. Čia dabar nežinau, iš kurios vietos jisai. Bet irgi tai yra matoma, kad susivienytas. Kur tai? Aha. Arba kultūros darželis, irgi, man atrodo, buvo Clevelande kultūrinio darželio asociacija įkurta, kuri buvo suvienijo skirtingas draugijas. Jos veikia šalia viena kitos, konkuruoja, bet kai reikia kažkokį bendrą darbą, jis gali kurtis į kažkokią bendrą asociaciją ant viršaus ir kartu kooperuotai su padaryti dalykus, kurių padaryti nesugebėtų. Tai va čia toks trumpas mano pareagavimas į tai, ką Vaidas ir Augustinas užsiminė, ir turbūt šiek tiek atsakiau tai, kas ten galėjo nutikti, ko okupuotojai Lietuvoje negalėjo nutikti. Tas laisvo žmogaus veikimas, ir nekalbant apie tas patriotiškumo išraiškas. Na ir daugybė, aišku, pirmasis lietuviškas romanas išleistas Pensilvanijoje, tą vietą irgi radom, jinai irgi yra įtraukta jau kaip tokia svarbi istorinė vieta, jinai nepaženklinta atminimo lenta, bet galbūt turėtų būti paženklinta. Tai įvyko taip pat ten ir pirmasis lietuvių anglų kalbų žodynas, pirmieji ten pučiamųjų orkestrai, ne, ir taip toliau. Ir taip pat taip, už kiekvienų, už tų pastatų, už tų objektų slypi istorijos, pavyzdžiui, paminėjo Našui Dvejos kapinės. Na ir tada klausim, kodėl Dvejos lietuvių kapinės tam mieste. Na ir ten papasakojo tada istoriją tokią, kad pasirodo, sužinojom tiksliau tokią istoriją, kad tenai vyskupas nenorėjo leisti lietuviams steigti atskiras lietuvių katalikų kapinės, nes lietuviai visada norėjo pasilaidoti kartu. Tai buvo svarbu. Ne visur pavyko, didmiesčiuose nepavykdavo, žemė būdavo brangi, bet mažesniuose miesteliuose dažnai pavykdavo įsteigti savo kapines. Bet vyskupai nesuprasdavo to dalyko, kartais ir tautinių parapijų poreikio nesuprasdavo, bet jau tautinių kapinių, tai iš visko dėl bendruose katalikų kapinės nesilaidota ir ten buvo sudėtinga su tuo leidimo gavimu iš vyskupo, tai dalis lietuvių įsteigė savo kapines, tada sako, mes turėsim tiesiog, kad ir ne katalikų oficialiai bažnyčiai. Na ir galiausiai, kai jau įsteigė tas kapines, tai jau ir vyskupas sako, na tai turi laidotis katalikiškose kapinėse ir leido įsteigti katalikiškas lietuviškas kapines. Ir va taip yra Dvejos kapinės. Ir aišku, jo klubai, kurie atstovauja skirtingas organizacijas, pavyzdžiui, Grand Rapids, mieste Mičigane, iki šiol išlikę 3 veikiantys lietuvių klubai, atspindintys 3 sroves politinės, kurios buvo dar prieškariu. Tai yra vienas tautininkų, Vytauto kareivio draugija, kitas katalikų, kaip būtų Krikdemų tais laikais ir panašiai, tai Švento Jurgio draugija, na ir lietuvių sūnus ir dukteris, tai socialdemokratų ir net radikalesnių kairiųjų, ir visi tie 3 iki šiol veikia, ir bažnyčia veikia, ir dar Dvejos kapinės, irgi vienas katalikų, kitas nekatalikų, tam pačiam mieste. Tai čia toks pavyzdys geras, kur išliko visą tai daugiau nei 100 metų. Deja, aišku, daug kitų miestų, ten buvo tie kraustymai, tautų, rasių ir panašiai, po Antro pasaulinio karo lietuviai išsikėlė į kitus rajonus,
o tuose naujuose savo rajonuose dažnai jau nesukūrė, nebeturėjo kitų lietuvių kaimynų ir po truputį dar ta karta važinėdavo į tas senasis, tarkim, bažnyčios centre, bet nustojo galiausiai važinėti, na ir po truputį nyko. Ir aišku, iš vyskupijų irgi uždarinėjimai, jungimai etninių parapijų, na sako, dabar esat anūkai, proanūkiai, jau kalbat angliškai, tai galite eiti vieną bažnyčią bendrą, bet lietuviams, aišku, praras bažnyčią, kadangi tai lietuvių centras, tai visada labai skaudu, nes jie tada nebeturi ir vietos susitikti su kitais lietuviais, tautiniai veiklai, etniniai veiklai savo, ir praškai dažnai girdėdavom tokias istorijas, kad na, uždarius lietuvių bažnyčią ir lietuvišką veiklą per kokius 10 metų galutinai sunyksta toje vietoje. Tai tie pastatai yra labai persipinę su tom bendruomenėm, ne tik bendruomenėm, bet kitom organizacijom, kurios buvo iki bendruomenės ir gyvuoja greta bendruomenių, ką dažnai sunku galbūt iš Lietuvos pamatyti, kadangi mes įsivaizduojam dažnai, kad užsienio lietuviai, tai yra tos oficialios bendruomenės. Ir visą tai persipinę ir stengiamės tuos perliukus taip pat parašyti įžangose apie kiekvieną miestą, kas ten yra ypatingo. Tai yra ir tokių situacijų, kaip pavyzdžiui, kad būna, kad lietuvių klubas egzistuoja toliau, nors lietuviai išsikėlė iš ten ir jo nariai yra nebe lietuviai, įstoja į tą organizaciją kažkokiu metu. Rockforde, Illinois, girdėjom tokią istoriją, jie vis tiek tas tradicijas sergi, net švenčia jonines, kaip jau to klubo tradicijas. Tai, na, tokių įdomių istorijų čia per daug, kiekvieną iš jų sunku įsigilinti, bet stengiamės tai padaryti, paminėti ypač bendrais bruožais, nes už kiekvieno to pastato taip slypi istorija, be architektūros jo. Tai iš tiesų, dabar jums ir norėčiau taip pat jūsų paklausti, pasitikslinti. Vis dėlto, man pasirodė irgi labai svarbi įžvalga apie tą būtent kultūrinį tokį pjūvį, kurį atskleidžia pastatas ir jame vykus istorijų. Iš kiekvieno pastato neslypi istorija, kaip Eligijus sakė, ją toliau patyrinėjus galime atrasti atskiras energijas, išsišakojimą skirtingų organizacijų, skirtingų politinių galbūt irgi pozicijų ir organizacijų taip pat. Tai kiek vis dėlto stipriai, tarkime, taip pat minėta, kad galbūt nugriovus bažnyčią, kas dažnai veikia kaip daugiafunkcis, toks centras, nugriovus bažnyčią šiek tiek atnyksta arba nunyksta ir pati bendruomenė aplink jas pietųsi. Tai iš architektūrinės pusės, tas pastatas ir jo paskirtis, kiek tai yra atsiejama ten, ar yra atsiejama, nes, tarkime, vėl, jeigu žiūrime į bažnyčią, kuri tapo gyvenamuoju namu, kas gal šiek tiek sunku suvirškinti tuo metu, ypač kai tai turi tokią reikšmę lietuviškam identitetą, ir taip pat ir JAV, kaip suprantu, nes turbūt JAV šitą gal jūs galėsite geriau atsakyti, bet žiūrint procentaliai, tai ta dauguma objektų, tų pastatų, ar tai būtų bažnyčios? Pirmas klausimas, ko gero buvo pirmoji klausimo dalis, kiek yra atsiejama funkcija ir pastatas, tai iš tiesų yra labai įdomus, apskritai globaliai paveldosauginis klausimas, nes turim Kaune paštą nebereikia, ką darysim toliau. Tai tas, vėlgi, tarptautinėme, pasaulėvaizdyje tai yra adaptyvusis pritaikymas, kuomet tu adaptuoji ir pritaikai kažkokiai kitai funkcijai. Tai be abejo, su lietuviškais objektais tai vyksta ir vyksta palaipsniui, kai kas vis dar lietuvių rankos, kai kas kinta ir pereina į kitų religijų rankas, kitų bendruomenių religijų. Tai tas vienas momentas, kad apskritai kinta funkcijos. Kitas momentas, kad ta pati funkcija jinai keičia bendruomenę. Ir lygiai taip pat, tarkim, lietuvių pastatytose objektuose, kur galėtų rasti, iš Vietnamo, iš Afrikos, iš tos valstybės, bet lygiai taip pat ir lietuviai, tarkim, Detroitai, gerai prisimenu, nusipirkė čekų kultūros namus, įsikūrė Kazio kultūros namų funkciją, bet jau lietuviai paskui dabar gal jau, sakysim, nunyko ir neaišku, kas ten toliau bus. Tai va tas funkcijos, kai ten iš tikrųjų vyksta, jinai yra, ko gero, sakyčiau, natūrali.
tik tiek, kad jeigu mes atrandame būdų, instrumentų, kaip šitą fizinį pavidalą išsaugoti, tas fizinis pavidalas be abejo pasakoja apie tą pirminę istoriją ir dėl to jis, kai nėra kalbos, yra labai svarbus. Antra klausimo dalis apie ar tik tai bažnyčios, tai tikrai jokių būdų ne. Ir man, jeigu dažniausiai toks kyla mintis, kas yra svarbiausia, tai Čikagoje yra sakyta naują projektą, pradedam skaitmeninti, reikėjo atkreipti kelis svarbiausius objektus, tai be abejo, matai, Parko bažnyčia. Čia šitą kaip tik, kurį dabar rodo. Va, su tom karūnom. Taip pat yra, kur galite centre, viršelėje matyti centrinę nuotrauką. Kaip tik dabar, pagal užsakymą. Čia viskas suderinta. Lietuvių jaunimo kultūros centras, tai yra kultūros centras, bet ten daug kas ir muziejus, ir mokykla, ir kas tai galerija, tai muziejus, mokykla. Ir kitas yra draugo redakcija. Tai yra vėlgi spaudos, aišku, šitą draugo redakcijos taip pat yra vienuolynas, bet Švento Kryžiaus viena iš ankstyvų čekų architektų projektuota lietuviams sustatyta, vėlgi tai lietuviškas paveldas, ar tai čekiškas, Menčiukas bendras, čekiškas, amerikietiškas, lietuviškas. Tai va, tai kalbam apie tos ryšius, jie yra be galo įvairūs, daugalo įvairios, sakysim, konfiguracijos ir labai svarbu, kad būtų tie kertiniai objektai, kurie yra patys svarbiausia, kaip ir ta pati Švento Kryžiaus bažnyčia su visu kompleksu aplinkui, kad jie išlaikytų savo fizinį pavidalą ir tada tu tą fizinį pavidalą parodydamas gali kažkokią tai istoriją papasakoti. Ir kiek aš žinau, būtent to iš Švento Kryžiaus bažnyčiai buvo Bronės Jamikienės labai nuostabios grindys sukurtos dipukų jau kartos ir dabar puertorikiečiams, man atrodo, priklauso šitą bažnyčią bent jau ispanakalbiams ir kiek žinau, jo tos grindys yra išardytos. Ir jau yra didžiulis pravadimas ir kitaip tariant, ne taip svarbu, kas tą bažnyčią naudojas, bet svarbu, kad tu gali ateiti, parodyti, papasakoti ir jau kai tų fizinių artefaktų nebelieka, jau tada ta istorija iš tikrųjų gyva ir norisi, kad kuo mažiau tokių atvejų būtų. Kas vėl turbūt yra sudėtinga, jeigu objektas neturi kažkokio tai kaip paveldo, ne, statuso. Taip, tai čia tas ciklas ir susidaro, kad iš tikrųjų tas istorija ir pastatas, jie nėra sustingę kažkokiam tai laiko taške, jie iš tikrųjų keičiasi, funkcija keičiasi, aplinka keičiasi, kaip minėjau, bendruomenė ir kaip mes sugebėsim tą daiktą įpinti į savo pasakojimą, tai yra atsakymas ir jeigu tu sugebėsi įpinti į Amerikos, sakysim, amerikiečių svarbų pasakojimą, arba netgi tie patys savininkai, jeigu dar lietuviai savininkai sugebės įtikinti, kaip tarp susivienimas Lietuvių Amerikoje New York'e padarė, įtikinti, kad tai yra paveldo objektas, tai jisai taps paveldo objektu, jeigu ne, tai vis įvairūs likimai, galbūt net ir kurie nugriauti bus. Tai visgi yra priklausoma nuo to dabartinio naratyvo ir sugebėjimo priartinti tą naratyvą prie Aš to tikiu. Kadangi bibliotekoje esame, aš tik norėčiau pasakyti tokį fun fact apie tą Švento Kryžiaus bažnyčią. Iš tikrųjų, jis yra pastatas sutelktas lėšomis lietuvių, kurie dirbo skerdyklose. Aprašyti knygoje labai žinoji, Jungtinėse Amerikos valstijose buvo ta knyga, kuri laiką įtraukta ir tarp skaitytinų moksleivių privalomų sąrašą. Tai yra Upton Sinclair džiunglės, kur veikėjai yra lietuviai ir būtent dirbę tos triūse tikrai pagavo sunkiai, galima turėti knygoje pasiskaityti tikrai tragiškų istorijų džiunglių skerdyklose, tai va būtent galima įsivaizduoti, kaip svarbu jiems buvo ta bažnyčia, tas gabalėlis Lietuvos, kuris galėtų tarnauti jų tikslams, kad dirbdami beprotiškai sunkiomis sąlygomis tai pasistatė tokį milžinišką pastatą. Taip, aš labai Aš nežinau, man atrodo, knieti į ateitį žiūrint, kaip visas tas, koks likimas visų šitų dalykų. Su bažnyčiom atrodo truputį liūdna, neturim nuosavybės ir dėl to jie viršenybę bažnyčios gali atimti ar ne ir nugriauti ir nuspręsti, lietuviai neturi per daug balso. Gali kažkur susimobilizavę, kaip Bostone apginti ar ne ir pristabdyti tą procesą. Bet galbūt į ateitį žiūrint daugiau šansų turi išlikti visokie namai, salės, kurios yra lietuviškai nuosavybė, lietuviškų įmonių, nežinau, įmonių bendrovų, sakykime, nuosavybė, ar ne, kurios gali patys kontroliuoti tą likimą. Nežinau, kaip jums tas atrodo. Aš dar norėjau klausti iš tikrųjų, kaip pačių amerikiečių akise šitie ženklai atrodo.
atrodo, ar teko kažkaip pajusti, kaip vietos gyventojai nelietuviai mato tuos objektus. Aš esu girdėjęs istoriją apie Baltimorės lietuvių namus, kurie ten savaitgaliais rengia tokius vakarėlius, kurio hipsteriai vietos susirenka. Ir man net amerikiečiai draugai yra tą pasakoję, kad ten yra tapęs tokiu gana populiariu pasilinksminimo centru. Kaip kitos vietos atrodo? Ar aš galėjau šitą padaryti teisę šitą klausimą? Aš čia kad pats negaučiau klausimą, negu kad turėčiau atsakyti. Tai aš pradėsiu, kad aišku, paveldas ir dabartinis naudojimas tai yra nebūtinai susiję dalykai. Tai Lietuvoje kiek yra dvarų, jie yra saugomi kaip paveldas, bet dvarininkai, tie senieji senosios giminės negyvena praktiškai nei vienam iš jų. Tai čia vėlgi, kiek, kaip ir ponas Petrulis minėjo, kiek tai pavyks, tiek ir Lietuvos iniciatyva. Čia jau reikia bendros iniciatyvos, ir Amerikos lietuvių, ir Lietuvos. Ir tos iniciatyvos yra gražių pavyzdžių iš kitų šalių, pavyzdžiui, Čekų namai New York'e, kuriuos ten nykstant tai organizacijai senai Čekų įsigijo Čekijos valdžia už simbolinę kainą ir ten kartu su verslininkais, ten yra Čekų restoranas ir toksai kaip kartu ir minkštosios galios tarsi šaltinis Čekijos, vis tiek svarbu tai yra ir va čia dabar pereinant prie to klausimo, ką galvoja apie tas vietas. Tai iš tikrųjų, ką pastebėjau, kur yra to paveldo, tokio tvirto dažnai, žmonės vietiniai amerikiečiai sužino apie Lietuvą, apie jos situaciją, tai, pavyzdžiui, paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę. Tai jis iš karto keliami klausimą, už ką jie žuvo, kodėl, kas ta Lietuva. Čia realybėj matėm, pavyzdžiui, Kennebank forte, kur yra to paties architekto Jono Buloko, toks gražus paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę, to modernaus tautinio lietuviškos skyriaus, ten šalia yra viešbutis, ten kurortas, ten apsistoja amerikiečiai. Tai iš vienos pusės gal kažkas sakys, tai jau nebe tik lietuviams tas pastatas naudojamas, nebe tik, bet viskas aprašyta ir matėm, ateina jaunimas, apsistoja tiesiog tam viešbutį, skaito apie Lietuvą kalbą, nes skaito, kad ten aprašyta ta istorija. Ir tai kartu, kas beje ten buvo ir Lonely Planet viešbutis įtrauktas, kaip galimybė apsistoti, jis pilnas tokių lietuviškų detalių, aplinkui tam parke, tam lietuvių vienuolynas iki šiol veikiantis yra šalia. Ir tiesiog tai yra ta Lietuvos kaip ir tam tikra minkštoji galia, traukiant investicijas, galbūt per turizmą traukiant. Mano darbas irgi yra, tai yra su tuo tautiniu, genealoginiu turizmu čia Lietuvoje, kai žmonės nori aplankyti savo protėvių kraštus. Ir vėlgi ta tikimybė, kad jie norės aplankyti Lietuvą, tai labai smarkiai priklauso nuo to, ką jie lietuviško pamatys pas save. Ar ten bus kažkoks ryšys, ar bus tos bažnyčios, kur prišyras jos senelis ir per tai jie atranda ryšį su Lietuva. Tai čia tokia labai plati tema, bet yra tokių vietų, kurios yra tikrai atrastos. Pavyzdžiui, tos pačios Švento Kazimiero lietuvių kapinės, tai yra įtrauktos į tokią Lauren Rose knygą 199 kapinės, kurias privalai pamatyti iki numirsi pats. Čia anglų kalba išleista knyga, kaip būna tie ten 100 gražiausių vietų, tipo vadovai, ir ten yra 2 lietuvių kapinės įtrauktos, tai yra Rasų kapinės Vilniui ir Švento Kazimiero kapinės Čikagoje. Ir taip pat, aišku, Perlašezas, Montparnasas Paryžiui, ten Arlingtonas, Vašingtone ir taip toliau, garsiausios kapinės. Tai yra ir kur atsistintos jau pačios pagrindinės vietos ir kartais geriau žinomas būna ir visokiausių keisčiausių istorijų, pavyzdžiui, Spring Valley lietuvių kapinės. Tai čia jau toks popkultūroje atsispindėjimas galbūt yra, bet dažnai būna, kad kai aš pradedu ieškoti kažkokią vietą informacijos, aš įvedu ten į Google, sakykime, pradžioj žiūriu ar iš viso. Dažnai būna, kad nieko nerandu iš viso, arba labai mažai kažkokias diskusijas senuose forumuose, jūsnės grupėse. O ten yra labai daug, bet tai ten yra tokia pasirodo tos kapinės pagarsėjusios kaip vieta, kur ten yra labiausiai vietų, kuriuose labiausiai vaidenasi Ilinojui. Ir ten labai populiaru tarp tų vietinių važiuoti, jie ten tiki, kad ten tokių brolių masokų yra kripta, tai kad viena pusė šiltesnė už kitą. Internete, YouTube galima rasti su termovizorium filmuoja tą masokų kriptą ir įrodinėja, kad tikrai ta pusė šiltesnė. Aišku, vietos lietuviams vėlgi nepatinka, nes ten ir vandalų ateina, ir šaukolio iškasė iš ten. Tai tos vėlgi, kaip tai persipina ne tik su lietuvių bendruomenės istorija, bet ir su vietiniu istoriju, pavyzdžiui, arba kitur, ten, sakykime, bananai, senus lietuvių kapinės miškelį, ten lietuvių palikuonė, kurios ten giminės palaidotumus vedžiojo. Ir sako, kad ten irgi labai vietos vaikai bijodavo tų kapinių ir skleisdavo legendas ten, kad atseit kažkoks šachtininkas vaikšto ten su žibintu ir vaidenas. Ir, sako, kad galbūt tai yra dėl to, kad, juos gąsdino, kad tai tokios kapinės, kur viskas nesuprantama kalba kažkokia parašyta, kažkokios pavardės jiems keistos,
tekstai, ta senąja lietuvių, tokia pusiau lietuvių, pusiau lenkų, jau pusiau anglų kalba, tokia. Tai vat, čia hipotezės, aišku, čia jau yra daug plačiau negu šita knyga, bet čia tiek ir tiek plotmių, tiek santykių tarp tų pastatų ir objektų ir lietuvių, ir santykių tarp tų pastatų ir objektų ir vietinių tikrai yra labai daug. Ar galima būtų pasakyti, kad taip kaip ir tų objektų, klubo įkūrimo, klubo ir pačių objektų iš tikrųjų labiau sukūrimas buvo gal privati iniciatyva, asmeninė žmonių, ne? Ir dabar gali būti, kad ir jų išsaugojimas iš tikrųjų šiuo metu labiau yra priklausomas nuo tos asmeninės žmonių kažkokio žmonių grupių iniciatyvos. Taip, aš sutikčiau šiuo atveju su Egidijum, kuris mini, kad bažnyčias išsaugoti, manau, bus sunkiau ir sunkiau iš tikrųjų. Dėl to, kad Romos katalikų bažnyčia dažnai traktuoja, kad jeigu yra, tarkime, keletas bažnyčių, tautinių pagrindų sukurtų, galima porą uždaryti, porą parduoti, pinigai be abejo milžiniški, doleriai sukasi ir visi gali eiti melstis į vieną bažnyčią, nes dabar visi moka anglų kalbą ir tegul ją eina ir meldžiasi. Manau, tikrai bažnyčiom bus ganėtinai sunku. Tačiau, kalbant apie lietuvių klubus, sales ir panašiai, tai iš tikrųjų labai dažnai priklauso nuo to, ką jaunoji karta, trečiabangių karta, atvykusi po 90 metų, ką jį mano tame mieste, kaip smarkiai jinai prisijungia. Tai, tarkim, turim labai gražių pavyzdžių, kaip Filadelfijos lietuvių muzikališkoji svetainė, taip senąja kalba lietuvių vadinosi tas pastatas. Tai iš tikrųjų mes kai 2017 buvome pirmąjį kartą ir ten jau visi kalbėjo, na čia toks pastatas, iš tikrųjų tiek reikalauja išlaikymo, tiek brangiai kainuoja, mes turbūt jau parduosim. Tai išnekėjo dipukai, kurie jau norėjo atsisakyti tos atsakomybės. Ir mes jau galvojom, kad na čia metai kiti garantuotai bus parduotas tas gražusis pastatas. Ir po to 2022 nuvažiavome į Filadelfijos lietuvių šokių šventę ir nuvažiavome tą pastatą. Ir buvo istorija nuostabi, tai yra trečiabangiai suprato, kad pastatas yra kažkas tokio, ko neturi kitos tautos tame mieste, kad viskas, ko jiems reikia, tai yra prisijungti, prisikviesti savo draugų, turėti vietą, kur jie galėtų virti cepelinus, šokti lietuvių šokius, galų gale apskritai net ir nuomoti. Jie dabar jau susirenka nemažai lėšų dėl to, kad nuomoja kitoms tautoms tą klubą ir visos kitos tautos sako, wow, lietuviai, jūs išsaugojo tokį nuostabų objektą. Tikrai taip, ir dar norėčiau pridurti galbūt tokį dalyką, kad vien tai, kad objektas atitenka kitataučiams, dar nieko nereiškia, tai labai priklauso ir nuo jų požiūrio. Tai turime labai gerų pavyzdžių, kaip pavyzdžiui Niagara Fallso, kokia lietuvių bažnyčia, kur kita denominacija, ten anglikonų įsigijo tą pastatą, bet ten ir vytis frontonė ir vitražais lietuviškais užrašais palikti ir aš kalbėjau su jų vyskupu ir jisai sakė, kad na, čia jau mano toks pasirinkimas, čia įprasmint reikia toks paveldas, tokia istorija ir tikrai daug yra tokių gražių istorijų, kada tie žmonės supranta, ten koks Ramovos kino teatras lietuvių, kuris buvo Čikagoje restauruotas. Ir jisai yra irgi paliktas tas pavadinimas ir netgi simboliškai ten, kai rekonstrukcija vyko, nors tai visai ne lietuviai dar darė ir jį įsigijo, bet buvo net ženklai, reiškia, informuojama apie vykdomas statybas, tai buvo parašyti ir lietuvių kalba, toksai, nepaisant, kad niekas ten lietuviai negyvena. Aplinkui tai yra tokių gražių dalykų ir kartais JAV man atrodo, kad tas šiek tiek kyla, nes buvo galbūt prieš 30-40 metų blogiau iš tos pusės, kad na, visai jau tas toks seni pastatai buvo nevertinami, tuos senus rajonus apleido, dabar matom, sakykime, kad ir tie, kur minėjo ponas Petrulis apie čia lietuvių namus, kur buvo Detroite, pradžioje čekų namai, paskui lietuvių namai, na dabar buvo apleisti, bet dabar juos irgi remontuoti. Tokių irgi matom, labai svarbu įkvėpti, pasakyti apie tas svarbias galbūt detalės, tai tą stengiamės padaryti, įteikiant tokius sertifikatus, kad tie objektai yra tam sąraše, kurį žemėlapį Tikslas Amerika LT, bet aišku, reikia daug daugiau, reikia tos iniciatyvos dar daugiau, nes dažnai būna pastebėjau, kad kažkas sunaikinama net ne todėl, kad na, iš principo tai netiktų, bet tiesiog nauji galbūt savininkai tos prasmės nežino ir reikia, kad tą prasmę aišku sužinotų, kaip ir Lietuvoje minėjau, kokie dvarų nebegyvena dvarininkai, bet yra supratimas, kad na, tai reikia išlaikyti, sinagogos, vos kelios yra naudojamas pagal paskirtį, bet tai yra išlaikoma, tai norėtųsi, kad ten ateitų tas suvokimas irgi, ir aišku, tai nėra lengva, bet nebus padaryta galbūt su 100% objektų, bet jeigu stengsimės, tai tikrai su nemaža dalimi manoma. Dabar mes žiūrime iš šią knygą, ar ne, tai didžiulis darbas padarytas, ne tik knyga, taip pat ir puslapis. Bet žiūrint tai, mes matome,
rezultatą, daugybės laiko pastangų rezultatą, iniciatyvos ir tikėjimo, kad tą galima padaryti, valios daug pastangų tikiu. Tuo pačiu tada norėjau paklausti, nuo ko visą tai prasidėjo? Prasidėjo tiesiog keliaudami pastebėjom, kad yra užsienį lietuviškų vietų, su Lietuvos istorijai svarbių, įspūdingų lietuviškų vietų, apie kurias žinoma Lietuvoje labai mažai. Tai buvo 2009 Baltarusijoje, sakykime, net ir apie tas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilis, kurių dabar yra daugiau informacijos, tada dar buvo labai mažai, prieš kelionę rinktis buvo daug sunkiau, ypač iš interneto. 2012 lankėmės Amerikoje, dalyvavom Švento Antano dabar uždarytos lietuvių bažnyčios lietuviškose mišiose Detroite. Taip pat aplankėm Čikagą, tą Market Parko bažnyčią, Švento Kazimiero kapines, bet supratome, kad tai yra tik tai Ledkalnio viršūnė. Ten Švento Kazimiero kapines sutikom tokią moterį, nuvežė prie to Kalantos paminklo, papasakojo ten, tada specialiai neieškojome, bet jau pirmas tokie daigai buvo, kad aš galvoju, kad Čikaga, lietuvybės centras reikia ir tas vietas aplankyti, tai sako, aš iš kitos bažnyčios, aš galvoju, tai čia, aš iš lietuvių bažnyčios, sako, iš tos parapijos, galvoju, tai Market Parko, ar ten kažkokios Švento Kryžiaus dar žinau, ne, čia paminėjo dar kitą bažnyčią ir supratau, kad paskui pradėjau gilintis, kiek tai yra daug. Na ir aš pradėjau rinkti tą, galvoju, kad reikia, man yra toks dalykas, kad svarbu ne tik tai pačiam tą sužinoti, bet svarbu, jeigu jau kažką surenku informaciją, tai ją pasidalinti, kad ir kiti žmonės tai žinotų. Na ir tai prasidėjo tokia barėja Lietuvos svetainė, kur aš ką surinkdavau, rinkau ten. Ir paskui po toliau, kažkaip kelionių metu atsirado daugiau to aplankymo vietų, pavyzdžiui, 2016 keliaujau į Braziliją, tai jau visą dieną paskyriau ten rajonui Vilazelinai, lietuvių rajonui San Paulė, ten susitikau su vietos lietuviais, Australijoje, važiavom 11 000 km aplink Australiją, 2015 metais ir irgi sustojom įvairiose vietose, na, bet tai buvo daugiausiai vis tiek, kas pakeliui maždaug, kas įmanoma, vis tiek mes turėjom darbą įprastinį tada ir laikas buvo ribotas atostogų. Bet paskui nuo 2017 metų buvo Lietuvos šimtmetis ir tada sulaukėm skambučio iš Lietuvos ambasados JAV, kad tai tokia žemėlapė lietuviškų vietų JAV ir kad yra galimybė tokia pagal šimtmečio programą prašyti ant paramos jau tokiai tikslinei ekspedicijai. Tai mes tą ir padarėm, buvo 16 dienų ekspedicija, per kurią aplankėm 300 vietų ir tada prasidėjo tikslinės ekspedicijos, kur specialiai vien lietuviškų vietų paieškai, fiksavimui, informacijos išklausimui ir jau sistemiškai visų vietų to vietoj, ne tik tai kur pakeliui ar kažką, bet sistemiškai atras viską ir va. Ir tada dėjom Tikslas Amerika LT žemėlapį, gabalėlį Lietuvos LT enciklopedija, projektas nuolat plėtėsi, tai pavyzdžiui daug šitų vaizdų, kuriuos čia matau, tai galite pamatyti YouTube kanale gabalėlį Lietuvos. Tai ten yra ir interviu su užsienio lietuviais, filmai apie įvairius užsienio lietuvių gyvenamas zonas ir paveldą jose. Viską dviem kalbom, lietuvių ir anglų, tai šita knyga, viskas, kas yra lietuviškai, yra ir angliškai, todėl prieinama, tarkim, palikuonėms iš mišrių šeimų ir taip toliau, kurie galbūt ne taip gerai ar išvis nemoka lietuvių kalbos. Ir plėtėsi. Paskui susitikimai, paskaitos, pasakojimai apie lietuvių paveldą Amerikoje. Paskui dabar virš 40 šalių jau dengia tą Lietuvos LT svetainę. Na ir aišku, ta kokybė informacijos irgi. Parašau internetą, kažkas gauna atsakymą, pataisymus. Internetas ne knyga, tai galima nuolat taisyti ir ta kokybė nuolat kyla. Na, o kai jau apvažiavom visą Ameriką, 2023 paskutinė buvo ekspedicija, tai mūsų vis klausinėdavo, o kada knyga, nes vis tiek ypač vyresniai kartai tas paskaitas ateidavo, nes svarbu, kad būtų ta knyga. Ir jinai kartu ir fiksuoja, kad dabartinė būtent, dabartinė situacija, kokia yra čia ir dabar, vietoje, tarkim, nuolat kaitomo to tinklapio, yra tas ir kokybė, ir dovana, ir taip toliau. Na ir sprendėm, kad reikia, dėkui Kultūros paveldo departamentui, kuris iš dalies paėmė šitos knygos leidimą, irgi buvo konkursas dėl knygų būtent paveldo tema. Na ir čia sudėjom jau tų 7 metų ekspedicijų Amerikoje rezultatus į šitą knygą. Egidijus prieš tai minėjo apie įvairias organizacijas, klubus, kurie anksčiau ir ypač išeivijoje kūrėsi labai gausiai ir jų darbai buvo labai didelį svorį turintis, ir užmojai. Tai ir kaip iš tikrųjų šiuo metu situacija yra stipriai pakitusi, tos asmeninės iniciatyvos yra tiesiog nunykusios. Tai visų pirma, gal norėčiau jums padėkoti, kad jūs esate vieni tų, kurie vedami tos
vidinės motyvacijos, ar ne, padarėte tokį didelį projektą. Tai ačiū Jums. Ir noriu pasidžiaugti, kad esate tas pavyzdys, jeigu taip galima pasakyti, ir tam tikras atgarsis, ar ne, irgi tų iniciatyvų ir tų klubų vietų, ar ne, kurios žymi tą galbūt kitą požiūrį, tokį vidinės motyvacijos radimą, siekiant išsaugoti tam tikrus idealus. Egidijus, matau, dar kažką nori pasakyti? Labai gerą tą pavyzdį pasakė apie Filadelfiją, aš nežinau apie tą trečią bangą įsitraukimą, tai rodo kažkokį ir pozityvų gal poslinkį, bet šiaip tai bendras tas tokia, vaizdas tai atrodė dabar liūdnesnis, kalbant apie trečiąją bangą ir jos įgūdžius, gebėjimus ir polinkius burti. Ir tų istorijų yra nuo Londono iki Amerikos. Londone kelių tūkstančių žmonių bendruomenė, kiek metų išlaikė savo sodybą lietuvišką, klubą, visą kitą, dabar turim daugia tūkstantinę masinę bangą, kuri visą tą neišlaikė, švelniai pasakius. Dabar tokių pasisakymų, gal man eiti kažkokią organizaciją, dar nori mokestis ten prašo mokėti, gal aš. Bet turime labai gražų pavyzdį, aš negaliu nepasakyti, iš tikrųjų ponai Firmanavičiai iš Notingemo, kurie tikrai išlaiko tą gabalėlį Lietuvos, tai yra kultūros židinį, katalikų kultūros židinį Notingeme, kas ten nuvyksite, Jungtinėje karalystėje esantis miestas, kas ten nuvyksite, manau, kad tikrai jie maloniai parodys patalpas, ten yra ir biblioteka, ir nuolat vyksta įvairiausi renginiai, tai iš tikrųjų mes turim Jungtinėje karalystėje gražių pavyzdžių, bet aš sutinku su tavimi, kad iš tikrųjų Londone mūsų patirtis irgi nėra pati pačiausia. Bet džiaugiuosi ir aš matydamas, kad atsiranda vienas kitas atvejis, kur duoda tokį optimizmą. Kad ir Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo sporto sąjunga dabar Laurynas Misevičius už trečią bangą, sakykime, ilgametis vadovas buvo, ar ne, kiti veikėjai nuo Deivio pavasario iki kitų, ar ne, tai arba BLB dabartinė vadovybė irgi yra naujų jėgų, ar ne, tai labai tikiuosi, kad tas kažkoks persiduos gebėjimas, įgūdis, noras veikti ir labai tikiuosi, kad kitais metais susitikę kokią nors kitą knygą pastatyti, jau galėsim dar ir daugiau gražesnių pavyzdžių pasakyti. Labai gražiai, iš tikrųjų, vardai gebėjimus būti. Kokia tai svarbi, nežinau, misija ir gebėjimas, skirtai kaip toks. Aš dar irgi pridėsiu, ko gero, jau kolegos nujausdami, kad mes taip lyg ir ne visai optimistiškai, tai aš sakyčiau, kad to optimizmo šiek tiek yra, ir tų minėtų pavyzdžių dar norėčiau Lietuvių jaunimo centro Čikagoje, kur irgi yra labai tokių šviedžio požiūrio, tas susivienimas Lietuvių Amerikoje, yra tų vietų jų gal skaičiumi mažiau, bet tos, kurios yra, jos yra labai svarbios ir nereikia tikrai. Baltėkų muziejus turi Baltėkų muziejus visiškai beje, nauja, reikia pirmiai, Mičigano jų naują pastatą įsigijo, tai čia jau iš viso yra, netgi plėtimasis tos organizacijos. Taip kad jos gal, sakyčiau, koncentruojasi į mažesnį skaičių, bet tos, kurios yra, tikrai jas reikia puoselėti, prisiminti ir nepabaigti su pesimistinė gaidele. Taip, iš tikrųjų turim ko pasidžiaugti. Tai pabaigai norėjau paklausti, ši knyga vadinasi Gabalėliai Lietuvos Amerika. Ar galime laukti knygos Gabalėliai Lietuvos Europą? Ar Gabalėliai Lietuvos Kanada? Ar turite planuojantį šį? Buvo tikrai nelengvas tas mūsų laikotarpis nuo gegužės galo iki gruodžio pradžios, kai buvo išgirdytas tiesiog šitas albumas. Ir jau tikrai, nors turėjom nuostabę, absoliučiai maketotoje, puikias redaktorės ir tikrai visi mums padėjo, kas galėjo, tačiau buvo tokių minčių, kad niekada daugiau nieko panašaus nedarysim. Bet turbūt būna taip, kad praeina tam tikras laikotarpis ir tada galvoju, bet gal galim dar kartą. Visai smagu buvo toks nuotykis. Tai iš tikrųjų tokių yra minčių. Gabalėliai Lietuvos Kanada, Gabalėliai Lietuvos Lotynų Amerika, medžiagos, tai mes tikrai turime per akis, turime nuotraukų, faktų, ko tik ne, be abejo priklausys ir nuo išorinių veiksmų. Tai iš tikrųjų šitą knygą, kai maketavimas visas tas vyko, tai dvi tokias veiklas reikėjo derinti vienu metu, nes turėjome ekspediciją po Europą. Visą lankėme Europos lietuviškas vietas, apvažiavom 11 Europos šalių ir lietuvišką paveldą tenai. Ir kartu
šitos knygos rengimas. O šiaip, didžioji dalis mūsų veiklos pagrįsta savanorystė. Čia yra įmanoma tik dėl to, kad mes nuo 2017 dirbam nuotoliu, tai realiai galim derinti tas savanoriškas veiklas kažkur esant su darbu per atstumą, tai kartu dar trečia veikla. Na, bet vėlgi, ta savanorystė, tai jinai susijus, tu gali aukoti savo laiką ir tai yra įmanoma ir, pavyzdžiui, su tinklapiais tai nėra taip sudėtinga, nes tinklapį išlaikyti, kaip pats ir programuoju ir viską, tai nėra brangu. Bet jau knygos leidyba, tai aišku, yra brangus malonumas, tai čia jau daug labiau priklauso nuo paramos iš šalies, tai be abejo mėginsim ir galbūt jo atsiras ir Kanada, Latino Amerika, Europa, Australija, galbūt dar likęs pasaulis. Aš tai galėčiau, kad taip ir būtų, nes galiu matyti, tarkim, Facebook'e, aš turiu daug pažįstamų ir matau, kaip jie džiaugiasi, tai jūsų knyga pasveikina ir kaip jiems tas svarbu, tai tik linkiu nesustos. Dar kartą labai ačiū ir norėjau paklausti, ar turime klausimų auditorijoje, ar galbūt nebūtinai klausimų, refleksijų, pastebėjimų. Gal vieną, nežinau, su mikrofonu. Kaip visi šiaip, bet galima... Gal viena refleksija, kuri duoda jau impulsą kitom veiklom ir nuvilija jau nuo jūsų nepriklausomai. Bet impulsas iš jūsų išėjo, su manim atvejais. Jūs bekeliaudami ten po Švendovo paminėjot, kad susitikot su kažkokiu irgi žemaičiu, bet ir balandžius, kuris tenai užėjo kažko paklausė. Ir aš kaip tik tuo metu irgi ieškojau žemaičio, kuris tą pačioj parapijoj dirbo nuo pirmosios, bažnyčios pastatymo, 1991 metų. O ten buvo vargonininkas, kuris turėjo didžiulį įtaką Lietuvos muzikos kultūrai. Jo palikimas iki šiol buvo tyrinėtas ir būtent per tą žmogų susidūriau, pasirodysio anūkas ar proanūkis, tai žinau šitą žemaičio. Tai va tos istorijos nuvilnija ne tik per jūs, per pagalbą dabartinį ištikus, bet ir per žmonių gyvenimus ir istorijas. Genealoginės idėjas ten viskas susipina. Tai labai sveikinu ir tiesiog sakau, čia yra fantastika. Ačiū, tai buvo KTU profesorius Darius Kučinskas, ačiū dar ir girdėti. Ar dar būtų klausimų? Matau, ar ne? Tai visų pirma, aš labai norėčiau, aišku, padėkoti autoriams už tokį nuostabų projektą ir knygą. Ir aš norėčiau paklausti, o ką jūs darytumėte, jeigu jūs turėtumėte pinigų? Tikrai, kiek tik reikia? O pavyzdžiui, turit. Tai ką jūs dar darytumėte? Tai tų idėjų yra daug, tai viena, aišku, kryptis jo serija toliau, tai Kanada, Latino Amerika, Europa, gal irgi per dvi dalis rytų, vakarų, Australija, knygų serija, tada galbūt programėlė, kur ta, pavyzdžiui, dabar yra tinklapis Tikslas Amerika, LT su žemėlapiu lietuviškų vietų Amerikoje, galbūt programėlė, kad paprasčiau tai jaunai kartai, sakykime, būtų tai pasiekti. Jau ką kuriam YouTube kanale dabar yra daug tų filmų, bet galbūt dar kitaip kokybiškiau sumontuoti filmus apie anglų kalbą irgi, apie kiekvieną užsienio šalį ir jos lietuvius, kad palikuonys galėtų atrasti tą lietuvišką kilmę, kadangi dabar mes daugiau lietuviškai ten filmus kuriam, nes filmus yra vis tiek daugiau darbo padaryti lietuviškai ir lenkiškai sunkiau, bet galbūt galėtų būti ir anglų kalba, tada tokiu atveju, kad nes tikrai, jau mes paskaitom, pavyzdžiui, svetainę gabalėlį Lietuvos LT daug daugiau jas paskaito angliškai negu lietuviškai. Nes pagalvokim, tai tų pirmosios bangos emigrantų, jų buvo 300 tūkstančių į Ameriką. Tai jie turi, jeigu 300 tūkstančių jie maišėsi, tai jau ten kartoja proanūkių, anūkų, tai kai kas gali ir milijoną priskaičiuoti, ir Amerikoje labai populiaru domėtis genealogiją savo. Tai didžiuliai skaičiai iš tikrųjų yra, tai va, tai čia yra dalis galbūt krypčių, jeigu turėtume lėšų. Bet viskas, aišku, dar net ne tik lėšas susiveda, iš tikrųjų mes esame tokie žmonės, kur nors ir taip turim tų veikų nemažai, stengiamės tikrai kiekvieną minutę išnaudoti maksimaliai, pavyzdžiui, Augustinas yra 19 puslapio autorius, tai čia iš tikrųjų mes kalbame tik apie keletą interneto svetainių, bet mūsų tikrai interesų ratas ganėtinai platus ir tiesiog esame tie žmonės, kur idėjų visada turim daugiau negu laiko įgyvendinti jas. Tai tų idėjų, kaip jau girdėjote iš Augustino, tikrai jų yra. Žinoma, lėšų klausimas yra, bet dėja visi kol kas turim po 24 valandas paroj. Taip pat aš norėčiau nusipirkti 25 valandą.
gal tikrai padarytume tiek, kiek nori. Ar galbūt kurti tam tikrai klubą, ne? Bendruomenė, galbūt ne tik laiko, bet ir bendradarbiai, negali būti atsakymas. Ar dar turime klausimą? Tai aš tada noriu padėkoti pirmiausia autoriams už projektą, už šią knygą, už tai, kad atvykote ją pristatyti. Ačiū Jums. Ačiū labai. Labai ačiū Jums. Taip pat dalyvavusiems Egidijui, ačiū tau, ir Vaidai, labai dėkoju.